didžių magnatų, arba tu pasirenki, nu, užtenka tipo man Vilniaus. Nes jeigu tu atsidarysi Kaune Mažeikiuose ir Klaipėdoje, tu turėsi rūpintis ir jais. O man kaip mamai tai kaip ir per daug. Tai vat matai, tie verslai sakau. Šiaip tai vystyti reiktų. Nu gerai, su kuriais tęsiam, tai tęsiam. Nu tai ką jūs iš tos pirmosios paskaitėlės? Kažką nusišvietė kas nors daugiau? Ar paskatino gal net galvoti, kad kažką įkurs, ar ne? Jo. Tai va, tie, kurie nebuvo paskaitoje pirmoje, kur buvo prieš tai, tai prisistatau, esu Rūta Mikštienė, VGTU vadybos lektorė. Ir vėlgi trumpą intarpą pasakau, kad vadyba tai yra verslo organizavimas ir tinkamai, va, kaip tapti verslininku, čia mes ir pirmoje paskaitoje šiek tiek kalbėjom. Yra labai daug tų niuansų, kaip juo tapti, tai taip čia sakau, aš kiekvienam versle yra savi žingsniai, kiekvienas verslas yra skirtingo globalumo ir skirtingi yra mūsų poreikiai, ko mes norim pagal situaciją. Ar mes norim tik tai kasdienybėje, nu, sakykime, užsidirbti pinigėlių savom reikmėm, ar mes norim numatyti, va, kaip kolega va, čia klausia, tai numatyti ilgą ateitį, pavyzdžiui, 10 metų įkurtą verslą. Ir nu, verslo pradžiai iš tikrųjų labai svarbus yra tas užsispyrimas, nes dažniausiai apninka abejonės, ypač jeigu kažkas nors nepasiseka ar dar kad jei matot, kad esate teisingoje kryptyje, nemeskit. Turiu daugybę, vat, kaip ir apie orbitą papasakoju, tai čia taip tokia jauno žmogaus istorija, o yra, sakykime, VGTU absolventai pabaigę, jeigu žinot, jogurtus Milgai ir panašiai, ten tos pakuotės. Tai Pakmarkas gamina tas pakuotės. Aš dabar neatsimenu, ar 3 ar 4 pabaigę VGTU studentai. Gal jie net ir nebuvo dar baigę, bet žodžiu, verslo pradžia to pakavimo buvo tokia. Jie tiesiog niekas nežinojo, kad nėra didelės gamyklos ir panašiai. Suprantat, galima dalį veiklos nuslėpti, nu, sakykime, ne veiklos, o organizavimo. Aš pasakysiu per savo verslo klaidą, vat vieną, kaip dabar jau brandi moteris, tai buvo vienas iš pirmųjų verslų, vat, tokia reklamos agentūra. Ir mes su draugė atsidarėm ją ir ką pirmiausia jauni žmonės nori. Nu, nori vizitinės su žodžiu direktorė, pasidarėm. Norim patalpų Gedimino prospekte, išsinuomavom. Norim pasidaryti remontą, kad jeigu draugai ateitų, tai sakytų, wow, koks pas jas ofisas, pasidarėm. Kam laiką švaistėm tokiem dalykam, pirmą mėnesį užsakymų nėra, nes niekas mūsų nežino, ar ne? Pasisamdėm 3 žmonės, kurie pasižadėjo mokėti mėnesinį atlyginimą. Dizainerį, nu, sakykime, vadybininką, kuris ieško užsakymų mergaitę. Ir tas, kuris atsivaizdavo techninis darbuotojas, kuris darytų skydus. Tie žmonės, kadangi motyvacija yra pagrindinis dalykas, mes su ta kolegė, reiškia, buvom tiesiog direktorės, tais tarpais, kol nebūdavom darbe, tie nieko nedirbdavo. O mūsų atlyginimas, reiškia, jiem kapsi. Kur yra verslo klaida ir aišku, kad ištiko bankrotas, dėl to, kad patalpas Gedimino prospekte brangiai kainuoja, ar ne? Remontas kainavo, atlyginimus mokėjom, o verslas tai nejuda. Aš jums pateiksiu kitą scenarijų, kurį dabar, jeigu daryčiau, kaip dabar daryčiau. Aš iš namų pati skambinėčiau visiems verslo partneriam ir siūlyčiau atvažiuoti pas juos, parodyti mūsų, pavyzdžiui, pavyzdžius, ar ne, arba galimybės. O tuomet jau lėkčiau, pavyzdžiui, jeigu tikrai tušinukai, sakykime, su kokiu ten VGTU logo, važiuočiau tos, kas deda logo, nu, būčiau, reklamos agentūros dažnai būna tarpininkai tarp užsakovų ir tiekėjų. Ne? Fotografas savo turi. Tai vat, suprantat, praradom didžiulius pinigus ir pagrindinis žodis, kuriuo vat, pati save įvertinu tam laikmetį, kuris sugadino verslą, tai buvo žodis iš P raidės. Tai yra puikybė. Puikybė labai dažnai aplanko jaunus žmonės ir noras pasimaivyti prieš kitą yra nulemantis, bet iš tikrųjų tai puikybės neturėtų būti. Reikia galvoti grinai. Verslas yra toks dalykas, kad mes galvojame apie ką? Apie savo uždirbamus pinigus, ar ne? Reiškia, aš turiu galvoti, kaip minimaliausiom sąnaudom pradėti verslą, o ne kaip pasirodyti draugam. Ir va čia yra
kad sakau, nu aišku, iš skirtingų patirčių dažniausiai linkę nesimokyti. Dažniausiai mokomės iš savo klaidų, ar ne? Nes kai jau patiri, kai tą bankrotą, kai lieki kažkam skolingas, tada jau supranti, kad taip gyvenime niekada nedarysiu, ar ne? Tai va tokia, kaip sakant, verslumo pamoka ir galite įsivaizduoti, dizainerį reikėjo samdyti tada, kai jau reikia daryti skydą, kai jau turiu užsakymą. Ir jį pasamdyti tik tai tam užsakymui, kad už kiek sutari, kad padarysi. Dabar jisai visą mėnesį ėjo, trynėsi tam darbe, koks dizaineris, jeigu nėra nei vieno užsakymo. Suprantat, nu vat viskas taip kaip košė supainiota, todėl sakau, kad verslą reikia apskaičiuoti. Ir ten, kur padiktavau tą puslapį, jūs pavėlavo to kiti naujai, tai prašom užsirašykit verslumo puslapis, yra www.vienasžodisverslilietuva.lt. Jame yra pateiktos visos galimos verslo subtilybės ir klausykite to puslapio, dėl to, kad ten yra parašyta ir kaip pasiskaičiuoti, ir ką apgalvoti, kur planuojame. Reikia atsakyti tos klausimus, kuriuos tas tinklapis užduoda, kas yra jūsų konkurentai, kodėl jūs geresni galbūt už tos konkurentus, ką jūs naujo siūlysit negu konkurentai. Dabartiniai, iš vis perpildytoje rinkoje, sakyčiau, Lietuvoje praktiškai jau dabar galim sakyti, yra viskas, visko galim gauti. Todėl tą, ką sukūrėm naujo kaip idėją, tai turi būti nauja. Nauja ir kad būtų poreikis. Dar kol kas klesti tie vis dėlto eko dalykai, dar yra kur užstrikti. Vat irgi viena mergaitė įsteigė tinklapį naujagimiam megztų rūbelių. Prašom. Nežinau. Megztų rūbelių, nes, sakykime, natūralios vilnos. Reikia ištirti rinką. Jinai, kadangi gimė vaikelis, nuėjo į vaikų parduotuvę ir paskui su jie kalbėjom, pasirodo daugumoje tų parduotuvių dekučiai vaikeliui yra sintetiniai. O visi mes žinom, kad labiau mėgstam patys vilną ir natūralų pluoštą, ar ne, jeigu šalta. Tai tinklapis, kur yra aišku vilnos parduotuvių, bet yra neadekvačiai aukštos kainos, kad vilnonių ten yra prabangiųjų parduotuvė. Todėl jinai įsisteigė tinklapį, pati pasigimdė vaikelį ir dabar žiūrėkit, motina su vaiku, kuriam nėra dar net metų, jinai priima užsakymus, užsisakė pati dėžutės, užsisakė gražias dėžutės, žodžiu, su viršuje yra celofanas, jeigu toks žodis yra lietuviškai, ta prasme peršviečiama pakuotė, ir tas daikčiukas įdedamas, tas rūbelis ar kepurytė ar sijonas įdedamas tą dėžutę, reiškia, tu gali dovanoti gimtadieniui, apgalvoti ne tik, kad savo vaikui nusipirkti, draugiai gali palankinam nunešti ir panašiai. Ir jinai priima užsakymus ir kol vaikas miega, jinai įsisodina į mašiną ir su tuo vaiku jinai atvežioja užsakymus. Kaip Barbora maistą veža, ar ne? Tai čia yra irgi su pristatymu į namus. Va tokių nišų vis tiek yra dar galimybių rasti. Kažką. Pavyzdžiui, šiai dienai jau nebelabai, jeigu šiandien startuotumėt, nebelabai jau matyti papuošalų gamybą kokią nors mergaitėm, dabar jeigu ten nertų, jų yra perpildyta ir tinklapyje, ir apskritai parduotuvėse. Todėl yra tokių daiktų, kurių, arba dabar jeigu ten sugalvotumėt drožinėti kokius nors ten asiliukus, vargiai ar kas pirktų, buvo laikas, kai ir drožinėti tie daiktai buvo aktualūs. Tai va, tai sakau, verslą galima pradėti, va taip kaip mano atveju reklamos agentūra, būčiau pati skambinėjus, būčiau pati nuvažiavus, niekam nebūčiau skolinga ir visada skaičiuodami verslą ir galvokit, ką galiu pasidaryti aš pati viena. Nes niekada nėra geresnio kompaniono, pavyzdžiui, aš dabar jau per gyvenimą pasimokiau, geriausias kompanionas savo esi tu pats. Tu savęs neapgausi, tau nereiks su savim ginčytis, tu priimi pati sprendimus, nes kuo daugiau žmonių, ir šiandien konferencija minėjo, kad jau nedaugiau 3 reikėtų žmonių steigti verslą, nes kiekvienas žmogus yra skirtingas ir dažniausiai mes kiekvienas turim savo nuomonę. Kartais būna dar net neaišku, kodėl ta nuomonė tokia įsikibęs laiko, gal nori savo tiesas įrodyti, nors jos nėra teisingos tiesos. Tai geriausiai, aš taip patvirtinu iš savęs, kad iš tikrųjų imkimės drąsiai ir darykim kažką, galbūt, jeigu tavo ryžtingas vyrukas, tai plėsk, turi laiko ir galimybių, bet reikia tik sugalvoti.
O kad tapti gerų verslininkų, tai va yra, sakau, verslininko didžioji dalis bet kokio verslo yra dėrybos. Net pavyzdžiui, paimkim tą kuklų į megstukai, tie, sakykim, su pristatymu į namus, tai yra pokalbis telefonu, gal internetu, yra mandagus bendravimas, nerašymas, pavyzdžiui, sako, man reikėtų ten kepurytės ir sijonuko, ar ne, tai net rašysiu, jo, gerai, turiu. Nu, ne, ar ne? Ir dar pridursiu, praeitoj paskaitai pamiršau pasakyti, neverbalinė kalba labai svarbi jum, va dabar į ateitį, kai jau į brandžias asmenybės virstat ir einat į gyvenimą, yra labai svarbu tinklapis, ta prasme jūsų Facebookas, atsiprašau, kaip profilis, ne profilis, visas jūsų Facebookas, jūsų paštas, nu pavyzdžiui, įsivaizduojat va tokį niuansą, nu tai čia ir verslininkų būnant reikia tokius dalykus apgalvoti. Turi visur būti apgalvota, kad jūs atrodote viešumai rimtai. Pavyzdžiui, man atsiunčia kursinį darbą studentas VGTU ir reiškia, aš kaip dėstytoja atsidarau savo paštą ir pašte man atsiuntė laišką pelkių dumplas. Nu man jau tokių laiškų niekas nesiuntinė. Arba mergaitė atsiunčia, jos, reiškia, irgi atsiunčia darbą internetu, Seksy Monika. Nu, tai suprantat, jau ateina laikas, kai turim pasikeisti tuos paštus, jie turi būti labiausiai protingai skamba vardas, pavardė, ten, eta ir viskas. Jokių neprisigalvokim, ten ir Daknės Ket ir taip toliau, kokių tik neprižiūrėjau. Tinklapis yra labai svarbu, tai jūsų irgi neverbalinė kalba. Sakykim, Sūnėnas į laivybą, ten į laivus ruošiasi, jūreivių, ten ne jūreivių, mechanikų, bet plaukti laivus, reiškia rimta specializacija. Kadangi Sūnėnas, aš sakau, tu man parodyk tinklapį savo tą Facebooką, kaip atrodo tavo Facebookas, nu nes gal laivo kapitonas užsinorės, dažniausiai taip darbdaviai dabar taip renkasi. Tai yra, tai visi mes esam, viskas, ten viskas matosi. Galbūt jūs talpinate nuotraukas, kur draugai pažįsta, linksma, viskas, bet tinklapis, tas Facebookas yra jūsų veidrodis. Man iš vis nepatinka, kad jis yra, bet čia jau ne mano valiai jo neturėti. Sakykim, sakau, Sūnėnas eina į rimtas pareigybės ir jo visas tinklapis yra vien šėlionės ir linksmybės. Vien ten kažkokios panelės, draugai, dar kažkas tai sugriuvę, tai nugriuvę, tai atsistoja, tai butelis veidą užstoja ir taip toliau. Tai negalima taip, jau viskas, jau jūs ten talpinkitės, pasidarykit tų nuotraukų, norit papirinių, laikykit namie, bet tam Facebook'e turi matytis jūsų pomėgiai, pavyzdžiui, jūsų galbūt išvykos į užsienį, jūsų gal geriausia draugė kažkur kartu. Facebookas yra veidrodis. Ir jeigu pasižiūrėtume tinklapiuose, pirmas pokalbis dėl darbo, tai ten, YouTube'e yra labai daug vaizdelių, ten tie specialistai kalba dėl neverbalinės kalbos ir į ką atsižvelgia priimdami. Dabar labai daug, jeigu norėtumėt tapti verslo partneriais, tai ar ten norėtumėt į darbą kažkokį patekti, jūs pratikrinat per ten, kur tik įmanoma. Įsiveda jūsų vardą pavardę į Google. Pavyzdžiui, jeigu įsivedi vardą pavardę į Google ir esi olimpiadų laimėjęs, ar jūs esat save įsivedę? Jo, ką rodo pavyzdžiui? Straipsnius apie varžybas visąlaik. Tai va. Kur mokusi. Reikia stengtis tą Google kurti, kad jūs būtų taip, pavyzdžiui, aš su manimi atsidariau aš save, ten gal kokie 7 puslapiai, dariau, man sako, kodėl apie mane nieko nerašo. Tai ten nieks nerašo, ten jūs patys, kurie, pavyzdžiui, jeigu buvote olimpiadoje mokyklai, tai iškart matysis, kad ir ten kenguriukai kokie nors. Tai reikia veikloje toj aktyviai dalyvauti visuomeniniai veikloje. Dabar jeigu, sakykime, atėję čia, esat pilnai, galite pasiskambinti, užsirašykite, prašau, karjeros ir integracijos, jūs ne iš ten? Karjeros integracijos direkcija, pasirašykit, jūs susirasit tą telefoną, galbūt čia yra šitam, ne, čia stojamųjų tikriausiai. Karjeros integracijos direkcija rūpinasi ir būsimaisiais, ir dabartiniais studentais, tai ten galite pasiklausti tiek apie tuos rengiamus projektus, kurie yra vystomi, kai kurie yra net nebūtinai studentam, kai kurie projektai yra ir moksleiviam, todėl integracijos ir tai direkcijai jūs galite drąsiai skambinti, jeigu norite dalyvauti kažkokiam projekte, kartu gal su VGTU studentais.
ir pirmieji žingsniai bus ir aišku, tokie projektai iš karto atsiranda ir to internetinėje erdvėje ir tokiu būdu jūs kuriate CV. Apie ją reikia galvoti jau vat nuo dabar. Dar vienas, kurį reikia pakeisti, sakau, Facebooką, paštą tą ir reikia parašą pagalvoti, koks man yra parašas, nes žmogus, kuris yra su mokykliniu parašu, pavyzdžiui, mano 17-mečiam galima, bet mokykliniai parašai dažniausiai būna va tokie. Va toks. Va toks. Jis nerodo nieko, jis yra mokyklinis, o parašas yra labai daug, nes per parašą pasinagrinėkit irgi knygose, per parašą atsiskleidžia, koks yra žmogus, ar jis energingas, ar jis kruopštus, ar jis su polėkiu, nes pavyzdžiui, daugelio parašus pamačius galėčiau, pamatyčiau parašą, jūsų Facebooką, jūsų prasiguglinčiau ir jau maždaug susidarau vaizdą, kas jūs per žmogus. Tai va, nors dar su jumis ir nesikalbėjau, tai va tas erdves reikia kurti. Ar jūs būsit ateityje, sakykime, ar samdomu, ar verslininku, čia gal netiek svarbu, nes jeigu būsit verslininku ir vesit dėrybą su kažkuo kitu, tas kitas irgi jūs prasigūglins, pasižiūrės, su kuo aš čia turėsiu reikalų. Todėl tą visą erdvę reikia pasipuošti ir naudotis. Dabar dar apie ką noriu pasakyti, kad gerai, būsit verslininkai, sakykime, tampa tais verslininkais, reikia pažinti žmonės arba kaip, yra tokie čia, nežinau, tikit, netikit tais horoskopais, tokie dalykai kaip horoskopai, ne? Tikit jais? Bet yra toksai mokslininkas Ernstas Bernet, prancūzas, kuris, kadangi mokslininkas tai tikrai tiesa, jis ilgai tyrinėjo, jis tokį nustatė, kad žmonės visus galima suskirstyti į 4 tipažus ir kad žmogus per dieną gali pakeisti 3 būsenas. Kas yra būsenos? Būsenos tai yra kaip ledas, vanduo ir ten išgaruoja, ar ne? Tai yra, reiškia, ta pati konsistencija, tik skirtingose būviuose. Tai reiškia, būsenos yra kintantis dalykai. Jis išskiria 3 būsenas. Tėvo, motinas nėra, tėvo, suaugusiojo ir vaiko. Literatūroje, jeigu tokio tipo literatūroje, tai tiesiog žymi dažnai T didžiąją, V didžiąją ir S didžiąją, rašo tiesiog V būseną. Ką tai reiškia? Pavyzdžiui, aš esu tas pats žmogus, dabar aš bendrauju su jumis, mes diskutuojam, tai kokioj būsenoj mes dabar esam? Suaugusiai. Mes kalbam kaip suaugę su suaugusiais, ar ne? Versle ypač yra, kaip sakau, asertyvumas svarbus, bet yra labai svarbu, kad ne tik versle, kur bedirbtumėt ir kaip bebendrautumėt, yra viešojoje erdvėje, dalykiniai komunikacijai yra siūloma suaugusio būsenoje bendravimas. Niekas nėra žemesnis, pavyzdžiui, labai sunku išskirti, sakykime, aš būčiau pikta mokytoja, ar ne, jūsų amžiaus žmonių. Tai mokytoja yra paslaugos davėjai, jūs paslaugos gavėjai, tai realiai mes visi esame lygus, ar ne? Jeigu dėrybose lygiai taip pat suaugusio būsena. Vaiko būsenoje atsiduriam tuomet, kai mūsų kas nors šaukia, mūsų bara, ar ne, mums nurodinėja. Ir sakau, dalykiniai komunikacijai tokių nei vaiko, nei tėvo būsenų, aišku, Ernstas Bernet ir aš nerekomenduojam. Turim turėti suaugusio būseną. Tėvo būsenai galim galbūt būti, kai turim mažametį vaiką jį pamokyti kažkiek, gal ir tada intonacija šiek tiek kitokia, bet realiai tai reiškia dalykiniai komunikacijai bendraujam suaugusio būsenai. Kokie dabar yra tie tipažai, juos irgi reikia žinoti, nes pagal tai, pavyzdžiui, verslą įkūrėt, partnerį savo ieškot ar kažkam kažką parduot norit, reikia žinot, kokie yra žmonių tipažai, jeigu tik įmanoma yra juos nustatyti. Yra, pavyzdžiui, tipažai, kur geriau su jais neprasidėti. Tipažai tai yra tipas, žmogaus tipas. Ernstas Bernet žymi ten matematiškai, taip sakykim, jeigu kažkur literatūrai pamatysit, kada, aš plius, tipas 1, tu plius. Tai reiškia, kad vertinu save, bet vertinu ir kitus. Tai būtent yra asertyvumas. Tai yra pats geriausias žmogaus tipažas. Vertinu save ir vertinu kitus.
Tokie žmonės dažniausiai nei apkalbinėja, nes iš tikrųjų apkalbos ten ar analizė kitų žmonių gyvenimų yra, man nesuvokiamas dalykas, nes, ne mūsų reikalas. Ten tas žmogus gyvena savo gyvenimą. Jeigu jis protingas, jis gyvena jį protingai, jeigu jis kvailas, tai jis gyvena jį kvailai, jeigu jam negaila gyvenimo, tai jis jį švaisto, jeigu jis yra protingas, tai jis, sakykime, kuria verslą ir užsidirba pinigus, tuščiai neleidžia laiko, pavyzdžiui, Facebookas. Vienas iš tų, kurių pykstu. Man nesuvokiama, kaip galima nebranginti savo minučių, ar ten net valandų, kaip stebiu iš savo, aišku, irgi vaikų. Ką tu? Nieko. O ką tu? Valgau. Koks reikalas? Suprantat, ir kai tai pasižiūri, pavyzdžiui, aš labai branginu savo laiką. Iš tikrųjų, aš suskiršius dieną pagal pareigas ir pagal laisvės, ir kur yra laisvė, aš renkuosi savo, sakykime, kokį pietų miegą ar grožinės literatūros ar kažkokios kitos tobulinimos literatūros, kam ko reikia. Bet diena yra duota neišvaistyti ją. Tai yra tikrai Facebookas, kažkoks tai išradimas, vaikų žaidimas ir kada tai baigsis. Nes, pavyzdžiui, aš turiu jau suaugusią dukrą, vis tiek taip pat klausinėja, ką valgai, dar klausia toliau. Savo masą. Tai užsiimkime tom veiklom, kurios yra nešančios naudą arba nešančios poilsį. Tai šitie žmonės, kaip ir suprantat, vertinu save, vertinu kitus. Viskas tvarkoja, aš savo gyvenu. Jeigu yra kažkaip kreipiamas į kitą žmogų, tai irgi turėkim omeny, kad kitą kalbinam, tik iš tikrųjų turim klausimą. Arba jeigu mes maloniai geriam kavą. Nekirpkim prie kitų su tuščiais klausimais, kurių, jeigu mes bendravimo lygius su studentais mokomės, vienas iš jų yra toksai, vadinasi, standartinis, netgi pavadintas nuo žodžio standartas, tai bendraujam, kaip ir neįdomu, bet vis tiek bendraujam. Pavyzdžiui, didžioji dauguma pasirodo tokio bendravimo ir yra. Sakykim, visokie ilgi klausimai, kaip tau sekasi? Gerai, čia užskaitykim už mandagumą, ar ne? Atsakymas gerai ir baigės. Tai, pavyzdžiui, dabar aš, sakykim, kad ir čia organizacija, aš per daug, čia ne mano giminės, ne mano draugai. Negi aš pradėsiu kviesti su pasakomis. Labą dieną. Gal norėtų žaisti? Tai va, kitas tipažas yra, jūs pasakykit, koks gali būti. Matematiškai 4 katės, nu? Aš... Ką siūlau? Aš plius tu minus. Aš plius tu minus. Čia yra blogas tipažas, ar ne? Tik tai save vertinu, čia yra tokių žmonių tikrai visi pažįstat, kur, pavyzdžiui, kokiai nors kaviniai ten sėdi ir apie viską žino. Dažniausiai, kaip taisyklė, jie būna ir be mokslų. Nebaigė mokslų, aš turiu tokį giminaitį, kuriem ten kokį 30 metų. Visais klausimais turi atsakymus. Visais. Aš, atsiprašau, ir mokslus baigiau, ir dėstu, ir skaitau, ir jau galų gale gyvenu. Jis, ne, tu ne taip, sakai. Viskas yra va taip. Ir su tokiais, tai geriau irgi verslo nepradėti, nes garantuotai, kad jis norės pamažu būti tavo direktorium, nors jūs, pavyzdžiui, lygiaverčiai atsidarė dviese. Ir dar į tą įtaką paklausiu. Ir aš žinot, kai du žmonės atidaro verslą, kokios galimybės yra pasiskirstyti procentais. Ten 30 ir 70 tebūnie, čia galbūt nuo kokio įnašo piniginio, bet dažniausiai yra arba 50-50, arba 41, 49 ir 51. Kurį jūs rinktumėtės iš tų dviejų? 51. O kiti? 50. Ne, tai čia 2 variantus tik siūlau, fotografai. Ar 51, ar 49? Ką reiškia 51? Gal tas galutinis balsas, kad jau tavo pasakyti. Taip. Tavo pinigai, tu direktorius ar ne? Bet kas šalia eina? Gerai, dabar būnat, tu esi 51 ir bankrotas. Tas su 49 eina namo, tai jeigu yra negeras žmogus arba neprisima, negelbės tavęs, visa atsakomybė tau pasilieka. Bankroto atveju, pavyzdžiui, supranti, labai sunku rasti žmogų. Taip sako, kad pasitikiu, čia mano geriausias draugas pasitikiu. Per mano patirtis įrodo, kad patys geriausi draugai ištikus bėdai neria į krūmus. Ir klausimas, jeigu savo iškelčiau, nenoriu kelti, bet tikriausiai, kad ir pati esant žiauriom sąlygom gal bėgčiau į krūmus, nežinau. Bet kai esi su 49, gyveni ramiau. Tu gali irgi taip pat būti direktorius, bet gyvenimas yra ramesnis. Bent jau taip psichologiškai.
O tokių dalykų kaip 50/50 tai iš vis nerekomenduoju, nes tokio per pusę vis tiek kažkas turi lemiamą, ten parašą padėti, sakykime, ar... O, kaip, pavyzdžiui, jūs norėtumėte, tai tokios atsakomybės 51? Ne, aš noriu pasakyti, kad kai yra 51, tai sunkiau įrodyti tam žmogui, kuris yra neteisus. O jis turi tą didesnį užtikrinamumą, kad jis yra vyresnis. Čia ne metai. Pareigos vyresnis. Šiaip tai normaliam versle to skirtumo turėtų nesijaus. Pavyzdžiui, aš tai priėmiau alternatyvą, kai po vienos nesėkmės, sakykime, jau steigiam tą antrą, tai aš pasisiūliau būti geriau marketingo direktorė ir įmiau 49, ten tu vadovau. Ir darbo, dažniausiai taip pasiklausti vienas kito, kas kaip nori, jeigu sutampa, tai tvarkoja, ne? Bet sakau, reikia tik nepamiršti, kad su 51 yra ir didesnė atsakomybė. O ištikus nesėkmei, man garantuotai patys esat girdėję tokių istorijų, kaip tie geriausi draugai, kai pasiskolina pinigus, arba kai pradeda bendrą verslą, galų gale viskas ten rezultatą kažkaip tai sugriūva, nors atrodė, kad laiduoti gali. Koks dar sekantis tada? Koks sekantis yra? Aš minus tu plius. Aš minus tu plius. Nuvertina save, pervertindami kitus. Oi, kaip nenoriu, kad tokiais tipažais būtumėt, nes žinokit, viską jūs galite padaryti. Viską jūs galite padaryti patys. Kaip ir sakau, ryžtas, valia ir tik nepradėti galvoti, kad negaliu. Pavyzdžiui, pavyzdys iš gyvenimo. Turiu sesę ir ten dabar kaip buvo krizė, ten didelė gamykla, subankrutavo jie ir sesiai sakau, tai davai, sakau, atsiprašau, vėl uždavai, tiek metų, sakau, tu versluose dirbi, tai tikrai, sakau, gali dėstytojauti. Dėstytojauti? Sakau, taigi čia patirties perdavimas jaunai kartai, iš savo patirčių. Dėstytojauti, tu girdi, ką tu kalbi? Sakau, tai aš dėstytojauju 15 metų, atsakymas jos, tai tu. Matot, ta prasme, yra negalutinai save įvertinam, o šiaip tai kiekvienas turim privalumų skirtingose srityse, va kitas atpažįsta veržlumą, kitas ten iniciatyvą, norą pačiai valdyti ir taip toliau. Tai ir imkimės to, niekada negalvokim, kad mes kažko nesugebam, mes sugebam viską. Tai mes, pavyzdžiui, gerai, aš net nesiimu dabar padaryti cheminę kokio nors tyrimo laboratorinę, nes aš to nesigaudau. Mes sugebam tiek, kiek mes esam išmokę ir kokias mes turim galimybės, ar ne? Paskutinis tipažas yra aš minus, tu minus, tai jau yra depresinė asmenybė. Su depresija tai turim žinoti tik tiek, jinai gali būti laikina, arba tai jau toks žmogus. Jeigu visą laiką bendrausiu kažkokiu tai grupioku ar ten klasioku, ir visą laiką jisai sako, aš čia per gyvenimą, čia nieko nėra, ir vėl paskaitos, kaip neįdomu. Atverskite viską kitaip. Pagrindinis lozungas ir sėkmės garantas yra pozityvumas. Gali dejuoti, kad eini į darbą, aš atvirkščiai. Aš kai atsikeliu ryte, kad yra darbas, sakykime, paskaitos, aš galvoju, čia paskaitos, man ten koks nors įdomus vaikinukas diskusijose, ten iš kažkokios grupės. Jau aš laukiu tos diskusijos. Galų gale paskaitų diena, aš galiu pasidažyti, kai laisva diena, kad nesidažai. Visokių pozityvų prigalvoji, kad galų gale pagal Maslovo motyvacijos teoriją yra socializacija. Aš išėjau su žmonėm, su jumis pabendravau su jaunai žmonėm, nepabendravau beveik. Tai žinokit, aš ten tų knygų, aišku, daug tokių priskaičius, nes pozityvumas yra visko pagrindas. Nekeikime nei Lietuvos, nei vienas kitų, nei pavydėkim, kad ten kažkas geriau mokosi, tai darykim. Jeigu nori geriau mokytis, reiškia ir mokykis, jeigu nori gerai pabaigti, tai ir pabaig. Jeigu tau užtenka to, kas yra dabar, tai valio, vis tiek aišku tada kokios perspektyvos. Ko tu savo nori, tu tą savo ir susikursi. Ar pritarėt? Taip. Nes, žinokit, labiausiai tai, va čia, ką tik prieš jūsų paskaitą, čia su tokia kolegė kalbėjom, ten dėjoja, kad mes su kažkom susikonfliktavo. Tas buvo praeitą savaitę, ir tą konfliktą man smulkiai pasakoja. Aš jai sakau, viskas, nebepasakok, tai jau buvo. Viskas, kam mes dar naršom. Ir iš tikrųjų veiksmus, ar tapti verslininku, ar kaip jo tapti, pradedam nuo šiandien ir nuo dabar. Jeigu jūs norite tapti verslininkais, tai skaitykite atitinkamas knygas,
Nešvaistykit savo laiko Facebook'e, o tiesiog skaitykite apie neverbalinę kalbą. Ernstas Berne transakcija, ten yra labai įdomių, dar ko nespėjau papasakoti. Ne tik tipažai, Ernsto Berne yra transakciniai žaidimai, kaip iš, taip jis pavadinęs, kaip iš kitų žmonių, pavyzdžiui, dvi draugės bendrauja daug metų. Ir aš esu ta trečioji, kur galbūt su viena iš jų noriu verslą pradėti, ar ne? Iš jų bendravimo, kadangi jos daug laiko bendrauja, jūs puikiai žinot, kad mes dabar labai visi mandagus čia ir gražus, kai kurie ne taip elgiatės, kai pareinat iš paskaitų, ar ten su mama, ar su tėčiu, ar su broliu, ar su sese, kai kurie gal gali būti gruboki ar dar kažką. Dabar tai yra visi lygus. O atpažinę, kai bendrauja su daug metų draugaujančiu žmogum, reiškia, tu jį pripažįsti kaip artimą, gali numatyti, jeigu tu su juo pradėsi verslą, kaip bendraus po 5 metų su tavimi. Tai transakciniai žaidimai ten jie labai taip įdomiai pavadinti, pagauk niekšę, ten dar kažką ten, jeigu ne tu, tai ten aš kitaip gyvenčiau ir taip toliau. Tai žodžiu, norint tapti verslininku, reikia nelaukti, negalvoti, kad tai kaip pasibaigs, kada nors aš kaip pabaigsiu studijas, tada galvosiu. Dabar galvokite, dabar. Ir kaip aš jums pateikiau pavyzdžių, yra daugybė versliukų, kuriuos galima vystyti, dabar net laiko tikrai ir užtektų, nesvarbu, kada ten 12 ir kas, nelaikė yra verslas, nelaikė. Pritarėt? Tai labai mielai jūs kviečiu maloniai įstoti VGTU, bet nešoku vilioklio, čia jūsų pasirinkimas, nieko čia ir nepriviliosi, bet tik tai siūlau labai gerai apgalvoti tos pasirinkimus, ar iš tikrųjų tai atitinka mano pomėgius, ar aš tuom noriu būti, ar kaip mergaitės pavyzdys vienas iš geriausių, bet iš karto galvoju apie galimas inovacijas, tai gal ir 2 mokslus reikia baigti atskirą atveju, gal ir visai neblogai. Ir taip kiekvieną, bet neikite taip, kad bet kur įstosiu, čia tai jau pats liūdniausias variantas, nes ne tik popieriaus reikia ir, pavyzdžiui, tie, kurie įstoja į tokias labiau, kaip tu sakai, pagal specializaciją, dizainas, tai džiaugiasi, gyvena, nes tai yra tas gyvenimas, kom kvepuoji, tada tikrai atsikėlus nesakys ir vėl paskaitas, ar ne? Kai ateisit kažkur ten, bet kur tik įstojau, tai tada tikrai taip ir bus, kad kas rytą sakai, nes ir darbą, ir mokslus, ir bet kokią veiklą reikia pasirinkti tą, kuri teikia malonumą. Tai iš čia ir kyla pozityvumas. Sakykime, aš jeigu sėdu skaityti knygą, aš turiu labai gražiai tą teritoriją susitvarkyti ir tada ne tai, kad ten prigriuvau kažkur ir skaitau. Kurgi mes pozityvų, ar ne? Pasiemi knygą ir yra džiugu. Jeigu eini į darbą, pasirinkti tokį, kokį nori. Nes kolegos kartais klausia, tai jeigu tokia jau čia versli, tai kam tu čia dėstai? Dėstau dėl to, kad patinka. Ir jeigu patinka, kodėl turiu nedėstyti? Ar ne? O verslai gali eiti šalia. Jeigu nenoriu, gali ir neiti. Tada mažiau valgysiu. Ta prasme, gal ne taip prabangiai rengsiuos, gal mažiau valgysiu. Nes, aišku, verslai papildomas pajamas atneša. Tai paskaitą baigiu. Dėkoju, kad susirinkot, kad klausėt. Ir dabar dar paklausiu. Gal turit klausimų? Bet kai čia šurmuliavot, vaikinukas klausė, kodėl aš... čia turėjau verslų 5 ir vis metu. Sakau, žmonės yra mes skirtingi žmonės. Man neįdomu. Kai kurie išdirba 30 metų vienam darbe, žinai. Ir džiaugiasi, ir patenkinti kiekvienam savo. Man nusibosta. Aš paturiu ir man nebereikia. Tada naują kuriu. Ir vėl paturiu. Bet tai čia mano verslai, ką noriu, tą darau. Tai kurkite ir jūs sėkmės.